Gerbėmieji, aš gerokai pasimetęs, kadangi buvo prašytas kalbėti apie Justiną Marcinkevičių. Taip, Justiną irgi galim. Bet dabar taip nukrypo kalba į universitetinę aplinką. Čia, žinoma, jau nedrįstu ką nors ir kalbėti, nebent užsiminti apie tą baisę rykštę mus ištikusią didžiulę emigraciją. Lygiai prieš 10 metų, jau truputį daugiau, kai mes šventėme Sąjūdžio 10-metį, mūsų žurnalas Metai manęs paprašė atsakyti keletą klausimų. Vienas iš tų klausimų, paskutinis, buvo: kokia jūs galėtumėte manote, kokia bus jūsų manimų Lietuva po 50 metų? Trumpai labai pasakysiu, ką aš ten maždaug atsakiau, kad žodžiu, kai mes švęsime stojimo į Europos Sąjungą 40-metį, tai ir bus po 50 metų, taigi apsižvalgysime, kad Lietuvoje nėra nei 50% žmonių, kurie kalbėtų lietuviškai. Didžiosios dalies Lietuvos gyventojų nėra. Jie pakeitė kitų kraštų žmonės. Ir dar pridūriau, bet aš manau, kad ir be 50 metų turėtų gimti naujas sąjūdis. Sąjūdis tik Lietuvoje, visoje Europoje, kuris sudraskytų šitą sistemą, į kurią mes pakliuvom. Nutautėjimo visiško, nužmoginimo sistemą. Tai va tokias mintis tada aš dėsčiau. Manau, jos nepaseno, jos gilėja. Buvo toksai sambūris, kad Lietuva neišsivaikščiotų. Kunigo poeto Mikutavičiaus žodžiais. Jam vadovavo akademikas Kairiūkštis, man rodos. Taip. Dabar jisai užgeso jau kuris laikas. Aš ir esu dalyvavęs kai kuriuose konferencijose, Klaipėdoje, Alytuje, kalbas sakęs gražias apie tai, kad neįsivaikščiotų. Bet visi pavargo turbūt nuo tų kalbų, o svarbiausia, kad į tas konferencijas, galima sakyti, labai mažai kas ir susirinkdavo. Niekam neįdomu buvo. Baisus dalykas. Aš puikiai žinau, kaip šitą problemą išgyveno Justinas Marcinkevičius. Labai skaudžiai. Labai seniai aš jį pažįstu nuo gimnazijos laikų. Jis tik porą metų už mane vyresnis, vienoje mokykloje mokėmės nuo tų laikų ir vėliau mūsų labai buvo artima draugystė, bičiulystė. Tarsi viens be kito negalėjome ilgesnį laiką išbūti, reikėjo pasimatyti, susėsti, pasikalbėti. Justino Marcinkevičiaus viena dukra užsienyje baigė studijas, grįžo ir dirba Vilniuje gražiai. Anūkė baigė gimnaziją Vakarų Vokietijoje. Grįžo, studijuoja universitete, baigė, jo į pabaigą eina. Jokios nemenkiausios problemos nebuvo vaikus agituoti, kad sugrįžtų. Jie žinojo, kas čia yra. Čia jų žemė, jų tėvų, senelių žemė. Man rodos, nuo mažens, ką vaikas gauna, ta jisai savyje ir laiko. Ir jokie vėjai to neišpūsto, neišvėjai iš jo. Mes nuolat apie tai kalbėdome pačiom įvairiausiam problemom, apie sąjūdį. Jisai buvo milžinas sąjūdyje, ta šviesa, ta kolona, ant kurio laikėsi sąjūdis. Bet kas atsitiko? 90-ųjų metų pradžioje, kai jisai buvo pradedamas puldinėti iš visų pusių, niekinti,
Iš jo kūrybos šaipytasi. Jis viešą pareiškimą padarė, kai ką paaiškindamas. O praėjo dar truputis laiko, po antrojo persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo, jisai atsisakė sąjūdžio, labai aiškiai trumpai pasakydamas: didelė sąjūdžio klaida ir kaltė, kad jis toleravo, o nesykį ir skatino Lietuvos žmonių susipriešinimą. Taip, susipriešinimą skatino. Jis buvo pradėtas susipriešinimas tada, kai jau čia pat buvo pergalė, nepriklausomybė, kai reikėjo partiniai pradėjo darbą dirbti sąjūdis. Iškart. Aš dar anksčiau išėjau iš sąjūdžio, jis vėliau išėjo. Jis mane dar sako, pagalvo, gal nereikia dar. Bet sakau, nepriklausomybė čia pat, viskas padaryta, o politinėje tų aistrose šitose, kurios užvirė, nenoriu aš dalyvauti. Jis buvo kantresnis už mane, rimtesnis, tolerantiškesnis. Aš pasikarščiuodavau, ką ir šiandieną turiu tokią įdą. Deja, Justinas buvo, savyje gesindavo viską. Į jį mėtė akmenius. Jis nei į vieną nepaleido akmens. Savyje gesino šitą, užgniauždavo. Atsiverdavo tyliai, ramiai, bet nesiskūsdavo. Jeigu užsimindavai, paklausdavo, jis paaiškindavo su šypsenėle, su ironija, tik niekada nesiskūsdavo kitų susmaigstytais, vadinasi, jokiais verbais. Toks jisai buvo. Labai norėčiau, kad mes, mūsų akys, kad mūsų vaikų ir anūkų akys į šitą asmenybę, šviesią, gražią asmenybę, būtų atkreiptos kuo ilgiau, kad vaikai iš jo kūrybos, tos meilės augimtai žemei, savam kraštui, Lietuvai, semtųsi nuo mažens. Ačiū uždėmesį, atsiprašau.